Sveiki, čia Selemonas Paltanavičius, gamtininkas. Jau beveik 70 metų aš draugauju su gamta ir apie ją noriu jums papasakoti. Na, tų pasakojimų gali būti labai daug, bet jie visi bus labai panašus tuo, kad bandysiu atsakyti į klausimą, ar gamtoje yra pasakų. Gili. Iš kur? Nukrito. Ko stebėtis? Aš esu gamtoj po ąžuolu. Gili nukrito ne man. Na, netyčia aš ten pasitaikiau. Ko aš vaikštau miške? Aš noriu rasti vieną atsakymą. Kažkas sakė, kad gamtoje visur pasakiška. O jeigu pasakiška, gali būti, kad gamtoje yra pasakų. Aš bandysiu ieškoti, ar yra ten pasakų, o gal jų nėra. Koks bebūtų atsakymas, jis mums labai svarbus. Taigi, aš stoviu po ąžuolu, mano rankose nukritę ąžuolo lapai, jie dar šiukšda truputį, bet svarbiausia, nukrito gilė. Jūs žinot, kad gilė tai yra ąžuolo sėkla. Na, sakytume, labai stambi, nes daugelio augalų sėklos tai yra, na, tokios ant delnuko pažarstai ir beveik nematai jų. O čia gilė ir nežinau, kiek jis sveria, bet keletą gramų. Gamtoje gilė yra tik tai tarpinė ąžuolo gyvenimo stadija. Na, kokia? Na, nuo jos prasideda visi ąžuolai. Taigi, pabandykim pagyventi kartu su gile ir su ąžuolu. O pati gilė gamtoje, na, tik tai ąžuolynus sėja, ar dar kam jos reikia? Vovere, kaip tu manai? Na ir klausimo keistumas. Čiagi mano maistas. Ha, tupi ir graužia. Voveri, jeigu ji graužia, na, kodėl man nepabandžius? Žinot, ne viską gamtoje reikia ragauti, tačiau na, ąžuolo gilė, iš kurios mes žmonės dažnai gilių kavą darome, štai pasiruošiu ragavimui, nusilupau gilę ir dabar paragausim. Vovere, žiūrėk. Na. O. Keistuolis kažkoks. Raukosi nuo tokio skanėsto. Vovere, nežinau, ką tu ten darai. Bet aš negaliu. Kažko reikia. Kopūstą man! Opa! Ne! Man reikia kiškio kopūsto. Žiūrėkit, čia jų ant žemės pilna. Girioje tų kiškio kopūstų kiek nori. Tik įsižiūrėk. Jų lapai 3 širdutės sudurtos smaigaliais į vidų. O šių kopūstų skonis,
kokia smagi rūgštelė, kaip gaivina. Voverėms po gilių kramtymo visada reikėtų užkrimsti kiškio kopūsčių. Ir kiškio kopūstas jis tikrai atgaivins ir tą visą gilės kartumą panaikins. Bet žinot, ąžuolas ne tam gilės augina. Gilės pasėjamos tam, kad užaugtų nauji ąžuolai. Sakysit, kiekvienas ąžuolas kasmet užaugina, kiek gilių? Nedaug, 2000. Jeigu miške auga, sakykime, 1000 ąžuolų, taigi 1000 tūkstančių yra milijonas, vadinasi, kasmet bent 2 milijonus ąžuolų turėtų išaugti. Taigi paskaičiuokit, visi miško ąžuolai 2 milijonus gilių kasmet pasėjo. Sakysit, ohoho, 2 milijonai naujų ąžuolų. Nebus 2 milijonų naujų ąžuolų. Kiek, voverė, tau reikia kasmet? Žemai nelygi, bet kokių 3000 turbūt reikia. 3000 gilių. Ji ne tik jas sugraužia, bet ruošia atsargas. Prisikrauna savo sandėliuką, bet ne visas jas sugrauž. Dar prislapstė visur. Po samanom, po kelmais, kur merausyje užkasė gilę. Voverė, kodėl tu slepi? Kaip tai kodėl? Kad žinotum, kiek alkanų čia žiemą laksto. Nepasislėpsi, neturėsi. Voverė slepia todėl, kad ateis juoda diena, nebus miške nieko, bus šalta. Ji galės iškasti savo gilę iš po sniego, iš po samanų ir turėti skaniausius pietus. Bet lygiai tą patį daro kėkštas, kuris taip pat rudenį neša ir neša giles. Už kilometro nuo ąžuolo, už 2 kilometrų po samanom, kur merausyje, prakneibęs snapu, paslepia. Ta patį daro geltonkaklė pelė, prineša pilną savo drevę, pilną urvelį, prikaišioja visur. Daugybė miško gyventojų maistui naudoja giles. Konkurencija dėl gardesnės gilės, vertingesnio kąsnelio žiemą miške milžiniška, patikėk. Tik nesakyk, kad mums nereikia gilių, o iš kur tada gausi tikros gilių kavos? Tokią kažkada gerdavo mūsų protėviai. Jie giles pirmiausia mirkydavo piene, džiovindavo, skrudindavo, po to sugrūsdavo ar sumaldavo. Tokia kava, kitokia nei geriam dabar, bet ji tikra. O ten, kur suslapstė giles ir jų nerado, įvyksta mažas, bet didelis stebuklas. Sakysit, kaip tai stebuklas mažas ir didelis? Taip. Viename gilės gale staiga pasirodo tokia rausva šaknelė. Dar po poros savaičių to šaknelė įsiskverbia gilyn į žemę. Dar po mėnesio virš žemės iškyla 2 maži šviesiai žali lapeliai. Išdygo naujas ąžuolas. Jis, žinokit, sprindžio dydžio. Tas ąžuolas ir plonytis, siūlelis. Tačiau tų ąžuolų labai daug, ne 2 milijonai, bet gal 500 milijono iš tų metų gilių išaugo. Skaičiuojam toliau. 500 milijono mažų ąžuolėlių po dideliais ąžuolais. Vidury lauko, sode, darže. Darže ravėjom, išrovėm, sode kažkas šienavo, nupjovė, o miške įvyko štai kas. Ar jūs girdėjote tokią pasaką apie
ąžuolą ir baravyką. Kokiasgi pasakas žmonės seka apie mišką? Išdygo baravykas, jis buvo labai rimtas, kaip dabar sakytų, perspektyvus. Jis galvojo, kad aš augsiu didelis ir ąžuolui sakė, tu truputį pasislink, čia dabar aš būsiu. Ąžuolas jam nieko neatsakė. Dar po 2 dienų baravykas buvo didesnis ir jau labai rimtai kreipėsi į ąžuolą, kad jam reikėtų truputį pasislinkti. Ąžuolas nieko neatsakė, bet po 5 dienų ąžuolas tiesiog neturėjo kam atsakyti, nes baravykas baigė savo gyvenimą, kepurė nukrypo ant šono. Per ąžuolo gyvenimą tokių baravykų būna daug. Oho, kiek mes prisižiūrim tokių pasakų per vasarą. Bet žinok, tai būna visiems, kas tik nori su ąžuolu galynėtis. Po juo gal tik lazdynai auga, o maži ąžuoliukai čia taip tankiai sudygę, savo vietos neranda. Paauga kiek ir pražūsta, na, ne, ąžuolas nėra piktas. Jis gal net nežino, kad taip įvyko. Tačiau jo didybei reikia daug saulės, drėgmės, trąšios žemės, visko daug jam reikia. Bet kas su tais mažais ąžuolėliais įvyksta? Įsivaizduojate, iki rudens jis 4 lapus užaugino. Rudenį juos numetė. Jis jau daugiau nei sprindžio dydžio. Bet tik tai mažas stiebelis. Po sniegu jo nesimato, bet ten, kur viršūnė matosi, šokavo per girią kiškis. Kiškis nugraužė. Vieną nukando viršūnę, kitą nukando viršūnę. Pavasarį tas ąžuolėlis jau neaugs. Kiškis nieko pikto nepadarė. Taip visą laiką gamtoje būna. Na, o po tuo didžiuoju ąžuolu, kur baravykas jo neišvertė, kaip augs ąžuoliukai? Jie ten neaugs. Čia didysis ąžuolas. Tada, kai jis sulapoja, kai sužaliuoja, paima visą šviesą, užstoja šviesą savo šaknimis, paima visą maistą, nes jam reikia storajam visko. Mažieji ąžuolėliai iš lėto toje vietoje išnyksta. Sakysite, senasis ąžuolas piktas ir negeras. Ne, jis yra tikras ąžuolas, jis pats kažkada užaugo lygiai taip pat. Dar prabėga, na kiek, na dar 100 metų, na gerai 50 metų. Žiūrime, kad iš tos pusės milijono ąžuolėlių, įsivaizduokite, liko labai daug, 50 ąžuolų. Štai tokių. Jau vienas žmogus beveik neapkabina, o jums jau reikia 2 susikibti už rankų, kad galėtumėt apglėbti tą ąžuolą. Ar jis yra jau senas ąžuolas? Ne. Toks ąžuolas yra dar jaunas, jam tik 50 metų. Jis pačiame jaunume ir pačiame gražume. Kasmet ąžuolai sprogsta, jų sužaliuoja daug vėliau už visus kitus medžius. Kasmet ąžuolai turėtų pasėti daug gilių, bet žinokite, ne kasmet tai įvyksta. Na, žmonės, jūs turbūt girdėjot, kartais sako, šiemet labai prasti metai. Ąžuolai visai neužaugino gilių. O miško dvasios? Ką
Apsaugokite mūsų mišką nuo tokių metų. Kodėl? Ar pavargo? Ar šiemet į atostogas išvažiavo? Ne, jie čia pat, bet pavasarį buvo šalna. Ir ąžuolo žiedai, ąžuolai taip pat žydi, tik tai ne tais gražiaisiais žiedais, o tokiais labai sunkiai pastebimais mums visiems. Taigi tie žiedai apšalo ir ąžuolai tiesiog neužmezgė gilių. Kas įvyksta gamtoje? Žinot, patiems ąžuolams tai nėra didelės bėdos. Pernykščiai ąžuolėliai auga, užpernykščiai prieš 20 metų išdygę. Ateina ruduo, pelės krapšto tarp lapų, tarp samanų ieško, o kur čia tie nukritę ąžuolų skanieji maisteliai, kur gilės? Voverė, o ką tu darai? Ką čia be padarysi? Su gamtagi nesipyksi. Tada ieškome kitų atsargų, riešutų, sėklų, pumpurėlių. Miško asortimentas labai platus. Voverė lengviau, jis traksi tolyn, randa miškinės obels, labai rūgščių obuoliukų, bet jie taip pat graužiami, pumpurų pagraužia, netgi medžių šakelių žievės, tačiau gilių derliaus jai reikės laukti. Žinoma, jeigu ji dar šiek tiek jų neįsisaugojo savo sandėliukį. Tai aišku, kad išsisaugojau. Štai toksai ąžuolas, jam daugiau kaip 100 metų. Kažkada girioje įvyko labai svarbus dalykas. Voverė paslėpė gilę. Ar tik neišduos jis mano sandėlių? Tada taip pat skrido kranklys, štai sveikinasi dabar skrisdamas. Voverė skubėjo, o kas žino, o gal kranklys norės tos pačios gilės. Ji užarstė smėliu, paliko ir užmiršo. O gal atėjo žiema, užsnigo, pasikeitė giria, voverė nerado savo gilės, savo didžiojo turto, bet kitą pavasarį štai išdygo mažas ąžuoliukas ir vėl tas ratas, gamtoje daug kas vyksta ratu, besikartojant, pradėjo suktis iš naujo ir ąžuolėlis užaugo sprindžio dydžio, užaugo metro, po to metro skersmens. Ar tai panašu į pasaką? Mesgi sakėme, kad gamtoje mes nežinom, ar yra pasakų, bet atrodo, kad tai labai tikri dalykai, kad tai ne pasaka, kad ąžuolo ir ąžuolyno gyvenimas ir keliavimas daugybės metų ciklo ratu yra pats realiausias dalykas. Matai, kas įvyko? Tavo senasis didysis ąžuolas, kuris tave maitino, kurio šakomis tu taip mėgai lakstyti, guli čia. O taip, maitino gardžiai. Bet tokia gamtos valia. Toks gamtos ratas. Senasis miško ąžuolas gyveno ilgus metus. Niekas nežino, kiek metų jam buvo. Gal 3, o gal 500 metų. Jis pavargo. Jis jau gilių nesėjo. Tačiau įvyko štai kas. Buvo didelis vėjas, užgavo ąžuolą ir jis neatlaikė. Griuvo, lūžo, virto ir tada visi pamatė, kad ąžuolo vidus jau yra
negyvas. Štai toksai sutrešęs. Ir kad jo viduje jau seniai gyveno skruzdėlės. Išnaršė čia takus, kelius, čia gyveno daugybė vabzdžių, jie spaudėsi po ąžuolo žieve. Ąžuolo mediena kieta, gulės čia 10, 20, 30 metų. Po to ąžuolo nerasim. Atrasim tik tą vietą, kur kažkada gulėjo ąžuolas, nes tai bus labai traši miško žemė. Ir įsivaizduojat, vieną dieną ten į tą trašią miško žemę kėkštas paslėps savo atsineštą gilę. Dar kitais metais iš gilės išaugs mažas sprindžio dydžio ąžuolėlis. O po 100 metų čia augs didelis 2 žmonių neapglėbiamas ąžuolas. Taip būna, taip gyvena giria, taip gyvena ąžuolai, taip gyvena visa gamta.